šiek tiek apie Maui. Kol vaikai degė gyvi Mauje, štai kaip Bidenas iki šiol visą tai atsakė. Jis iškeliavo į 2 atostogas per tą laiką. Jis pasakė, kad nėra jokių komentarų. Jis užmigo renginyje pagerbti skirtam, aukas. Jis užmigo. Šitam renginyje jis miegojo. Jisai sulygino mažo namo ugnį su tūkstančiais prarandančiais absoliučiai viską. Jis juokavo apie savo korvetę ir žemę įkaitusią. Ir jisai viską padarė taip, kad jisai kalbėjo tik apie save, apie aš, o ne apie nukentėjusius žmonės. Buvo jisai pasitiktas, atvyko jisai, į Havajus, kur jisai buvo pasitiktas švilpimu ir, kaip sakant, keiksmais, kur jisai pareiškė, kad Jill ir aš šiek tiek suvokiam to, kas yra prarasti namus. Ir tada papasakojo istoriją, kai žaibas smogė jo namui 2004 metais ir jis sako, aš beveik praradau savo 67-ųjų korvetę ir savo katiną. Pasak raporto iš to laiko, žaibo šitas smūgis sukėlė mažą ugnį suvaldytą, apsiribojusią virtuvę, kas buvo sukontroliuota per 20 minučių. Ir jisai turi supratimą, kas yra prarasti namus. Šitas parazitas, Tai jisai buvo sustytis kaip priešas. Taip pat, aš žinau, kad jūsų mylimieji ką tik buvo sudeginti į anglį. Tačiau aš noriu pasakyti jums, kad čia toks vertimas, aš noriu jums papasakoti visiškai išgalvotą istoriją apie tai, kaip maža virtuvės ugnis beveik sudegino mano namą ir aš mestelsiu, juokelį apie savo automobilį dar, ant viršaus, kad maža nepasirodytų. Mėlėjai, šitas aktorius tyčiojasi iš savęs, ta prasme, tai yra tyčiojasi iš bidono įvaizdžio, tai niekaip kitaip čia nesuprasi, tai yra viešas gėdinimas, pasityčiojimas, pažeminimas ir taip toliau. Čia normalus, apskritai kažkokio tai proto žmogus, nesugebėtų šitaip glėdėti, Arba štai čia jisai pajokavo, kad kokiagi įkaitusi žemė yra Maui po to, kai, ugnis tūkstančius nužudė, teisingiau 100 nužudė. Jums vyrukai čia batai užsidegė, čia tokia karšta žemė, žmogau, jisai pasakė. Jisai, ta prasme, visiškas kažkoks marazmatikas. Ar jisai čia tikrai marazmatikas, ar čia yra aktorius, tikrai, kuris žino, ką jisai daro ir tiesiog, viešai gėdina savo imidžą ir viešai pakišinėja visus savo deep state'o draugelius, kurie mano, kad čia jisai. Tai yra kažkas nerealaus, kas vyksta, Neįtikėtina tiesiog. Ketvirtas rašo, Joe Bidenas iškeliavo į 2 atostogas prieš atvažiuojant į Havajus. Tai turėtų jums pasakyti viską, ką jums reikia žinoti apie Joe Bideną. Jisai ten nesirodė, jis ten 2 atostogose išbuvo, vienose iš jų jisai išsinuomavo 18 milijonų vertės namą savo poilsiui, kas yra dabar tyriama. Išsinuomavo jis iš demokratų donoriaus multimilijonieriaus, kuriam priklauso tas namas, Tai yra švaistomi pinigai, tai yra, kol, Mauje Havajuose dega, jisai savo ilsisi 18 milijonų namą išsinuomavęs, kurį pareiškia, kad išsinuomavo, pagal žemesnį nei rinkos kainą. Tai koks skirtumas, jisai vis tiek už ją sumokėjo, už tą savo poilsiavietę, už tą namo nuomą, sumokėjo tam oligarchui laukinius pinigus. Čia garantuotai 10 tūkstančių, jeigu ne 100 tūkstančių dolerių už nuomą tokią. O už visą tai turės apmokėti, šitiegi mokesčių mokėtojai atidavinėdami kreditus paimtus, kad tai galėtų įvykti. Štai toks marazmas, taigi vėl, ta prasme, nesuprasti, kad išlys, neįmanoma. Ta prasme, nepaslėpsi, taigi jisai puikiai žino, kad tai išlys. Tai vėlgi, čia, manau, kad čia yra viešo gėdinimo dalis. O gal ir ne, kas dabar žino, bet jeigu čia rimtai taip yra, tai jeigu jis tikrai nuoširdžiai visą tai daro, tai tada iš vis ką čia pasakyti. Tuo tarpu, žmogus, kuris norėjo išlikti anonimas, atsiuntė šitą dokumentėlį elektroninį laišką iš FIMOS, iš ypatingų situacijų, kaip sakant, valdymo agentūros. Ir jie nusiuntė savo nepelno siekiančią organizaciją, kuri
nukeliavo į Maui, kad padėti su šitagi pasiekmėm susitvarkyti su tos nelaimės. Ir jiem buvo prisakyta iš FIMOS nustoti skelbti bet kokius vaizdo įrašus ar paveikslėlius, būnant, reiškia, šitos ne FIMOS Maui teritoriją sudegusio. Kitaip sakant, slėpti visus duomenys tai, kas ten yra, kad niekas nieko nematytų. Viskas yra toliau slepiama, žmonės yra neleidžiami atvykti į Maui, padėti kažkokią tai pagalbą nukentėjusiems žmonėms, niekam neleidžiama nieko. Bet vietiniai dar ten, kiek žinau, nepasiduoda. Vis dar bando kovoti. Ir žmonės yra ant žemės Mauje ir štai kodėl jie prisakė, kaip sakant, užtildyti visą mediją, kas liečia Maui. Jūs niekados neatspėsite, kas netegė Lahanoje, Havajų ugnyje. Viskas, kas buvo žydra, konspiracininkai niekados neklydo. O kalba eina štai apie tokius vaizdus. Hey guys, this is the last episode I'm going to do for a while, but it should be a pretty good one. It's things that did not burn. Tai yra mėlyni daiktai, mėlyni konteineriai, mėlyni, kaip sakant, kažkokie lietsargiai, ar čia skėčiai, kaip jie čia, ar net ten kažkokios pavėsinės. Mėlyni automobiliai, nesudegę vieninteliai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, kitaip sakant, kažkas ten buvo panaudotas energetinis ginklas, kuris sudegino viską, išskyrus mėlyną spalvą. Ir iš tikrųjų yra vaizdo įrašai, turbūt daugelis matėte ir šitą faktą, ir vaizdo įrašus, kur yra bandomos skirtingų spalvų medžiagos, ir visos su tokiu lazeriu, pavyzdžiui, dego, o mėlyna nedega. Nes lazerio tam tikras šitasgi bangų spalvos dažnis, kas irgi yra bangos ir dažniai, jie neveikia tų pačių spalvų, ar kažkaip tai užprogramuojami yra, kad neveiktų. Šito aš nežinau. Šito aš nesu specialistas, bet faktas tas, kad reiškia kažkoks stebuklas ir staiga Havajuose, kur viskas absoliučiai degė, krūva mėlynų daiktų, krūva mėlynų objektų, reiškia, kurie nedegė. Žinoma, tai ne faktas, kad visi lazeriai veikia vienodai. Gali būti, kad kiti raudonų neima, ar kiti geltonų neima. Visai čia gali būti. Aš nesu specialistas tu vietoj, kad tą dalyką pasakyti iki galo. Bet, labai įdomi suokalbio teorija, kurią iš karto puolė paneigti visi, kaip sakant, feikinių naujienų šaltiniai. O štai FIMA pareigūnai tuo tarpu atvažiavę padėti atseit šitiemgi žmonėm nukentėjusiam, apsistojo $1000 už naktį liuksusinėse hoteliuose Maujuje, reiškia, vykdydami savo pareigą su, kas liečia Lahaino. Atseit padėdami žmonėms, o iš tikrųjų neleisdami niekam nieko filmuoti, nieko įvažiuoti, nieko išvažiuoti, ir šis neaišku, ką jie ten daro. Bet už tai $1000 vertės, kaip sakant, liuksusinius numerius pasiminėja. Tai įvaizduokit, reiškia. Tai yra visiškai beprotybė, jeigu vyriausybė ne tik duoda Havajų rezidentams, tiem, kurie gyvena tik ir ką tik sudegė liepsnose, tik $700, tačiau dabar jie moka $1000 už naktį FIMA pareigūnams tam, kad šie gyventų 5 žvaigždučių kurortuose. Ar čia resolsne kurortai, poilsiavietėse, ar ne? Tai yra akibrokštas žmonėms į veidą. Žmonėsgi viską mato. Tuo tarpu atvyko pagaliau į Maui Joe Bidenas visgi. Jisai pasitiktas buvo, tu esi per vėlai, veiksmai kalba garščiau negu žodžiai. Fuck Joe Biden reiškia, let's go Brandon, atsiprašau, ir visa kita. Visiškai nedraugiškai buvo pasitiktas Bidenas, ir tai galima suprasti, nes 2 savaitės vos nepraėjo, reiškia, nuo padegimo Maui, ir jisai tik tais atvyko šičia užvakar. Teikėsi tai apsilankyti šitoj sudegintoj teritorijai, kai jau viskas tenais buvo matomai užtukta, prasukta ir padaryta, patvarkyta. Tuo tarpu iš karto feikinės naujienos pradėjo skelbti, kad Bidenas patiria spaudimą deklaruoti klimato ypatingą šitą padėtį, kai jisai vyksta į Maui. Kitaip sakant, klimato grupės ir
nemažai prezidento šalininkų kongrese skatina jį įtraukti ypatingasis prezidento galias, kad susitvarkyti su aplinkos saugos grėsmėmis. Prezidentas Trumpas buvo panaudojęs ypatingas prezidento galias COVID atveju. O šitamgi veikėjui dabar yra piešiamas, kaip sakant, kelias, tiesiamas kelias, teisingiau, ar ne? Tam, kad būtų deklaruotas klimato ypatingosios padėtis, lockdowno ir visa kita. Ir tai yra, mėlyjei, visur. Visur, kur kažkas tai dega dabar, tai yra Graikija, tai yra Tenerife, Ispanija, ar ne? Kanada ir visur kitur, kur gaisrai, Pietų Amerikos labai stipriai liepsnoja miškai. Rodžiau praeitoje savaitėje degantis padegtas pasaulis buvo laida. Tai visur yra tas pat. Visur bus panaudota ypatingoji vyriausybės galia, tam, kad susitvarkyti tik su klimato kaita, nes dėl viso to yra kalta atseit klimato kaita ir niekas kitas. Tai tikrai ne jie padarė. Ir visa tai degs tol, kol bus sukelti jūsų anglies dvideginio mokesčiai. Ir bus įvestos kvotos anglies dvideginio. Bus jums aiškinama, kad jūs viršijote tas kvotas, kaip kad pavyzdžiui Olandijoje buvo fermeris, reiškia, priverstas išpilti daugybę tūkstančių litrų savo karvučių pieno, dėl to, atsiprašau, Kanadoje, dėl to, kad, reiškia, jisai viršijo vyriausybės nustatytą kvotą, kiek jisai gali pagaminti to pieno. Tuo tarpu, kai pieno litras kainuoja ten keli doleriai ir jo trūkumas, apskritai maisto prekių trūkumas, jau prasideda, tai vyriausybė riboja, kvotuoja, reiškia, kiek galima panaudoti. Tai čia lygiai tas pats. Čia bus viskas sueis į kvotas, viskas sueis į kažkokius talonus, į kažkokius leidimus, neleidimus, kažkokius marazmatinius paskaičiavimus ir visa kita. Čia niekas nėra kitaip. Na, o einant dabar prie kitos temos, tai turbūt visi matė Prigožino naujienas, kad